Sveiki, kas žiūrit, su jumis Pikts ir ką mes darom, mes žaidžiam šachmatais ir bandom pasiekti 1700 reitingą, bet prieš tai parodysiu jums vienus tokius spastus, angliškai vadinasi fishing pole traps, lietuviškai vadinasi žvejo arba meškeriotojo spastai. Tai aišku yra toksai pradinukų lygio spastai, bet kadangi aš pats esu šachmatuose pradinukas, tai man tinka. Tai vienu žodžiu prasideda nuo standartinių ėjimų visų. Tarkim, visi išsiveda savo peškutes, savo visas figūras ir baltųjų karalius padaro rokiruotę. Tuomet su arkliu juodu šokame arti karaliaus ir labai daug kam šis gali pasirodyti toks, nemalonus, kad prie karaliaus taip arti šitas arkliukas ir jie bandys apginti su savo pėstininku. Ir užuot pasitraukus, paeinam su savo juoda peškute ir apginam savo arklį. Tuomet dažniausiai, jeigu tai yra tokie žaidėjai nepatyrę kaip aš, tarkim, jie tą juodą arklį nuima ir tai jau yra didžiulė klaida, nes jie galvoja, nemokamas arklys, kodėl jo nepaimti? Ne, nemokamų arklių nelabai būna šiam pasaulyje ir ką mes darom toliau? Mes nuimam jų peškutę su savo peškutė ir jie tada supranta, kad kažkur reikia traukti savo arklį, nes jisai dabar užpultas yra. Ir baltieji tą ir daro, kažkur patraukia arklį. Ir tai jau viskas. Tai jeigu, tarkim, arklys atsiduria čia, tai jau nepraktiškai tikrai yra viskas, nes mums belieka eiti su karalienė ir sudaryti va tokią didelę bokšto ir karalienės tokią stiprią simbiozę ir jie nelabai ką gali daryti. Galbūt jeigu dar bandys padaryti karaliui tokį pabėgimo laukelį, mes paeinam su savo pėstininku į priekį ir viskas. Ir kad ir ką dabar jie darytų, kad ir kokį judesį eitų, sekantis judesys yra matas. Ir viskas. Tai va, tikiuosi kažko išmokot, turbūt nelabai, nes tai yra labai paprastas dalykas. O dabar mes keliaujam prie žaidimo ir bandysim pasiekti mano išsvajotą 1700 reitingą. Žaidžiu kaip visada, 10 minučių greituosius šachmatus. Dabar mano reitingas yra 960 ir pradedam. Taip, žaidžiu su juodaisiais. Jie pradeda iš karto nuo karalienės. Aš galbūt padarysiu. Kokia klaida. Gerai, paskubėjo žmogus. Atidavė savo bokštą. Ne, rykį kokį bokštą. Ir tiek. Ir iš karto šiek tiek pirmaujam. Žiūrim, kas vyks toliau. Kaip žais mūsų žaidėjas. Gerai, jisai išsiveda savo rykį ir kažkodėl tiesiog gerai. Arba aš kažko nežinau, nes jis tiesiog dar susikomplikavo savo karalių išvedė. Dabar jo karalius negalės padaryti rokiruotės vien dėl to, kad jis nenuėmė tos peškutės. Gerai, įdomus žaidimas. Bet mes jį tęsiam ir žiūrim, kaip vystysis viskas toliau. Taip, jo planas buvo labai paprastas. Jisai nori padaryti man matą su savo karalienė ir rykiu. Jeigu aš, tarkim, pašokčiau kažkur su savo arkliu, tai taip ir būtų, man būtų galas. Bet aš tiesiog užpuolu jo rykį. Nelabai baisus man jau šitas ketinimas, kad ir ką jisai darytų, jeigu jisai, tarkim, su rykiu nukirstų, aš tada nukertu su arkliu ir jisai jau čia man nieko nebegali pasiūlyti. Jam reikėtų atsitraukti. Ne, jisai vis tiek toliau eina. Gerai.
Na, tikrai nesuprantu, kažkaip nelabai įdomus žaidimas, turiu pasakyti. Per lengvas. Šį kartą. Aišku, niekada nereikia džiaugtis per anksti, kol dar nėra pasiekta pergalė. Gerai, bet tai turbūt jau ir yra viskas, ar ne? Nu taip, viskas. Kažkoks net pačiam nelabai pasitenkinimą sukėlė žaidimas, nes buvo per daug lengvas, aišku, klaidą padarė pačioj pradžioj. Priešininkas, kai paskubėjo šiek tiek išvesdamas savo Rikį. Gerai, bet nežinau, gal žaidžiam dar vieną? Nu gerai, bandau sužaisti dar vieną. Nauja 10 minučių partija. Vėl juodieji. Gerai, žiūrim. Ukrainietis. Žaidžiam su ukrainiečius, mes juos palaikom, bet aišku, šitam žaidime vis tiek sieksim pergalės. Taip. Kažkaip nelabai jisai nori pradėti žaisti. Nu, dar šiek tiek palauksim, jeigu ne, tai bandysim kitą varžovą pasiimti, kad negaišti laiko. Gal jo, bandom dar vieną žaidėją pasiimti su ukrainiečiu taikiai. Pabaigsim šią partiją. Gerai, iš Didžiosios Britanijos. Ir dabar žaidžiam su baltais. Pradedam nuo karaliaus, kaip aš ir įpratęs. Pradžiai standartiniai visi ėjimai. Na ir ką, ir aš savo Ponzianį žaidžiu. Jis paėjo išsivedė 2 arklius, tai yra iš tiesų stiprus ėjimas prieš Ponzianį. Taip. Žiūrim, kas čia vyks toliau. Gerai, jisai paėjo čia su arkliu. Ką aš darysiu? Ar aš vysiu tą arklį? Gal pavėjam šitą arklį, pasižiūrėsim. Kaip čia kas bus. Gerai. Aš išvesiu savo arkliuką. Sugrįžo. Ir dabar kol kas negresia dar šitam mano pėstininkui niekas labai smarkiai. Aš galbūt išsivesiu savo Rikį. Tokie irgi dar standartiniai kol kas ėjimai. Nieko sudėtingo. Jis irgi lygiai tą patį daro. Aš tuomet padarysiu rokiruotę. Kad padaryti kažkiek saugų savo karalių. Ir išveskime savo kitą Rikį. Čia aišku iš tiesų tokie yra nelabai geri ėjimai, aš dabar žiūriu, nes jeigu jisai... Ne, pasižiūrim, kaip viskas baigsis. Nesakau, kad negeras ėjimas. Pasižiūrim, gerai, jisai sugrįžo čia. Ir ką aš darau? Gal visgi reikia man bėgti iš čia. Nieko gero nebūčiau laimėjęs. Nes jeigu nukirščiau, jisai kirstų atgal su arkliu ir tada aš vis tiek negalėčiau šito jo pėstininko nukalti, nes karalienė jį vis tiek gintų ir arklys čia atkeliavęs gintų. Gerai, o mes bėgam iš čia, nes aš nenoriu mušti jo arklio, nes arklys yra šiek tiek silpnesnis negu Rikis, bent jau taip laikomas. Gerai, greitai mes čia žaidžiam. Ką čia pagalvojus, ką čia padarius. Taip. Aš gal tiesiog išsivesiu savo bokštą. Jo, bokštą, bet reikia labai žiūrėti. Tik tai man savo šitą arklį. Gerai. Dabar yra tokia situacija, kad jisai yra 1, 2, 3 kartus užpuolęs mano šitą pėstininką, o aš jį ginu kiek kartų? 2. 1, 2. Tai kažką reikia galvoti. Arba... Taip, kažką reikia galvoti, tai aš tiesiog galbūt papraščiau
Sveiki dar kartelį, čia yra pikts iš ateities ir dabar jau tikrai pikts, nes nutrūko mano transliacija visa ir žaidimas jau pasibaigė, aš jau dabar perėjau prie žaidimo analizės, parodysiu, kaip viskas vyko toliau. Taip, berods šitoj vietoje viskas buvo sustoję ten, kur nutrūko ir tada, vienu žodžiu, aš paėjau čia su Rikiu apgindamas savo peškutę, kas kompiuteriui nepatinka, rodo, kad tai yra klaida. Jisai nukirto mano Rikį, aš nukirtau atgal, tuomet jisai paėjo su Rikiu, nežinau, koks buvo jo planas, tai rodo, kad irgi nėra labai gera mintis tai daryti. Ir aš pakėliau savo karalienę. Ką padariau pakeldama šią karalienę? Aš sudariau grėsmę vienu ėjimu padaryti matą jam. Tiesiog, jeigu aš čia nueisiu, jeigu jis niekaip neapgins. Ir kaip buvo toliau, jisai nepastebėjo šito mano veiksmo, jisai paėjo su karalienė į priekį, ne į priekį, čia nežinau, kažkur vienu žodžiu paėjo. Ir sekančių ėjimų žaidimas pasibaigė mano naudai. Tai va, tai tiek žinių, 2 greiti žaidimai šiandien, pakėliau savo reitingą iki 1400, ne, 400 būtų per daug gerai, iki 1048 ir esu dar viename žingsnelėje link savo tikslo. Tiek, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi kažką galbūt pasisėmėt naudingo, kažką išmokot, jei ne, tai galbūt tiesiog praleidot gerai laiką žiūrėdami šachmatus ir tiek, iki kitų kartų.